Dievas. Dievas yra ištikimas. Iš tikrųjų, kaip Robertas sakė, buvo labai sunki savaitė man. Žiauriai sunki savaitė, tiek fiziškai, gal labiau emociškai. Įvyko daug dalykų. Ir mano šeimoje, ir mūsų namie. Ir toks jausmas, kad šėtonas vis dar spardos, vis dar nesupranta, kad pralaimėjo. Ir visais būdais stengiasi sumaišyti Dievo valiai mūsų gyvenime. Šiandien meldžiaus, nes visą savaitę niekaip tiesiog taip atsipalaiduoti ir atsiduoti Dievo rankas ir šiandien pagaliau pavyko ir meldžiaus nuo ryto jau iki vidudienio ir studijavau jo žodį, mokiausi jo žodį ir gavau žodį iš jo. Ir keista, kai praeitą savaitę pamokslauji Dievo žodį, tokį stiprų, tokį pozityvų gana ir atrodo, tu nori tęsti tą, bet Dievas turi visai kitų planų ir geriau atsiduoti Dievui. Amen. Pamokslo pavadinimas būtų, kai nuodėmė atrodo patrauklesnė už Dievą. Kai nuodėmė atrodo patrauklesnė už Dievą. Žinot, aš girdėjau vieną pastorių, kuris turėjo tokią iliustraciją, jis pasakojo apie mamą ir dukterį ir kaip ta duktė pabėgo nuo savo mamos į Braziliją. Jie gyveno, jie buvo 18 metų, jie gyveno ramų gyvenimą, jie pasiturinti gyvenimą turėjo pakankamai pinigų, jinai turėjo ateitį šviesę, bet jinai pradėjo maištauti prieš mamą ir jinai tiesiog sugalvojo pabėgti į Braziliją. Ir atrodo Brazilija, kaip gražu, ten atrodo ateitis kažkokia, tos mergaitės laukia ir galų gale jam mėto gyvenimas į kairę, į dešinę, kol galų gale jinai Brazilijoje gatvėse pradeda savo kūną pardavinėti ir tampa paleistuvė. Ir ta duktė, jinai supranta savo esamą padėtį, kad jai yra dabar be galo blogai, kad jinai dabar yra be galo susitepusi ir jai labai būtų gėda prieš mamą. Ir jinai nenori grįžti pas mamą vien dėl to, kad jai yra gėda. Vien dėl to, kad jinai galvoja, kad mama jos tokios nepriims. Bet jai pačiai niekaip neina susitvarkyti. Niekaip negali išeiti iš tos bėdos, niekaip negali išeiti iš šitos skylės, negali išlipti iš šitos duobės pati. Mama savo ruoštų daro kai ką kitą. Jinai be galo jaudindamasi dėl savo duktės, nes jinai nežino, kur jinai yra, jinai išplatina savo dukters nuotraukas po visą Braziliją. Savo duktės nuotrauką. Tiesiog ant plakatų, kai matom reklamos stendai, tai vietoj reklamos stendų, ten jos nuotrauka, skrajučių duoda žmonėm dalin, jinai ieško savo dukters. Ir jos duktė vieną naktį eina gatvė ir jinai mato nukritus vieną skrajutę. Pasižiūri ten jos nuotrauką. Kai jinai dar buvo maža, jinai paima tą nuotrauką, žiūri ir jinai verkia. Jinai žino, kad jos mama jos ieško. Ir jinai atverčia kitą nuotraukos pusę, tos skrajutės pusę, ir jinai mato parašytą, kad ir kokioj tu dabar esi vietoj, kad ir ką tu dabar esi, kad ir ką tu darai, kad ir kaip tau gėda. Aš trokštu, kad tu grįžtum pas mane. Ir aš tau atleidžiu ir aš tau padėsiu išlipti iš to. Aš galvoju, kad tai labai puikiai iliustruoja šio vakaro pamokslą, kai nuodėmė atrodo patrauklesnė už Dievą. Gal pati pradžia tos istorijos, tai labiau nupaišo mums, tai labiau nušviečia mums. Atsiverskim Jeremijo knygos 2 skyrių, paskaitysim nuo 1 iki 7 eilutės. Jeremijo 2:1-7. Mane pasiekė Viešpaties žodis. Jeremija pasiekė. Viešpats jam sako, eik ir paskelbk Jeruzalėje, kad jį išgirstų. Taip kalba Viešpats. Aš atmenu ištikimą tavo jaunystės meilę,
kai tu mylėjai mane, būdama sužadėtinė, sekdama paskui mane per dykumą, nesėjama žemė. Šventa viešpaties nuosavybė buvo Izraelis, jo pjūties pirmasis derlius. Ryjanti jį užsitraukia kaltę. Ryjantysis jį užsitraukia kaltę. Nelaimė jos ištinka. Tai viešpaties žodis. Klausykitės viešpaties žodžio, Jokūbo namai ir visos Izraelio namų giminės. Taip kalba viešpats. Kokią ydą manyje rado jūsų tėvai, kad atsitraukia taip toli nuo manęs. Eidami paskui beverčius stabus, jie patys pasidarė beverčiai. Jie niekuomet nepaklausė, kurgi tas viešpats išvedęs mus iš Egipto žemės, dykumoje mums rodęs kelią per tyrlaukius ir smėlios daubas, per sausą ir pavojingą kraštą, per kraštą, kurio niekas nekeliauja, kuriame negyvena joks žmogus. Kai atvedžiau jūs į sodų kraštą, kad mistumėte jo gausiais vaisiais, jūs įžengėte ir suteršėte mano kraštą. Mano nusavybę padarėte pasibjaurėtiną. Ir čia viešpats klausia, kokią ydą manyje rado jūsų tėvai, kad atsitraukia taip toli nuo manęs. Žinot, daug kas galvoja, kad viešpats tai kažkokia mašina, bejausmis, kuris nieko nejaučia, kuris greit viską užmiršta, kuris nejaučia džiaugsmo, kuris nejaučia meilės, kuris nejaučia skausmo. Daug kas galvoja, kad jis yra kažkoks robotas, kažkokia mašina, kažkokia būtybė, kuri nieko nejaučia. Tačiau taip nėra. Dievas išgyvena skausmą, netektį, sielvartą, taip kaip išgyvena džiaugsmą ir meilę. Jis jaučia ir davė mums jausti. Parašydami, mes esame sukurti pagal jo paties atvaizdą. Tai reiškia, kad turime panašumų su Dievu. Pradžios knygoje 6 skyriuje 5-6 eilutėje sako šitaip. Viešpats matė, koks didelis buvo žmonių nedorumas žemėje ir kaip kiekvienas užmojis sumanytas jų širdise linko visą laiką tik į piktą. Ir viešpats gailėjosi sukūrė žmogų žemėje ir jam gėlė širdį. Jo paties žodį prašyta ir jam gėlė širdį. Kas pasidarė tiems, kurie kartą paragavo Dievo gerumo ir sąmoningai nuo jo nusisuko? Kas darosi tiems, kurie išgirdę tiesos žodį, jo nepriima? Tiems, kurie net nenori klausytis tiesos, kurie taip supyksta ant tiesos, kad ima jos nekęsti. Kas darosi mums, kurie Dievą iškeičia į pasaulio geismus, malonumus, blizgučius ir svaigulį, kuriems ištvirkavimai, girtavimai, turto kaupimas, populiarumas yra svarbiau nei išgelbėjimas. Kai šiandien meldžiaus viešpats manęs šito klausia, kas pasidarė tiems, kurie šaukia prieš visą bažnyčią, kad Kristus yra mano viešpats. Bet diena iš dienos vis labiau ir labiau tolsta nuo tos dienos, kai jie taip buvo arti. Kas buvo tiem, kurie viešai išpažino lūpomis ir viešu krikštu priėmė mane ir nusisuko nuo manęs. Kurie savo kvailom maldom meldėsi, kad aš jų nepripildyčiau šventąją dvasią, nes jiems dar taip patinka būti pasaulyje. Kai aš sakiau, viešpatie, jie tavęs nepažįsta. Sakiau, Dieve, jie tavęs nepažįsta, dėl to taip elgiasi. Ir viešpats sako, aš jau buvau įkvėpęs jos dvasią. Aš jau buvau jos atgaivinęs. Aš jau buvau jos prikėlęs tarsi iš numirusių. Jie sąmoningai tai daro. Ir man šiandien dreba širdis ir mano širdis šiandien yra sunkiai. Dėl to, kad aš žvelgiu į savo gyvenimą ir aš girdžiu apie kitų gyvenimus. Ir aš matau, kokia bažnyčia šiandien turi vertę šventume. Ir aš matau, kaip bažnyčia šiandien tik nenorom žvelgia į viešpatį ir nenorom žvelgia į eilutes, kurios yra šiandien tokios nepatogios, kai viešpats mus šaukia, kad mes būtumėm šventi, kaip ir jisai pats yra šventas, ir kad mes būtumėm tobuli, kaip ir jisai pats yra tobulas.
kuriems ištvirkavimai, girtavimai, turto kaupimas, populiarumas, kažkoks valdžios troškimas yra svarbiau nei išgelbėjimas. 1 Jono laiške, 2 skyriui 15-17 eilutė sako šitaip. Nemylėkite pasaulio, nei to, kas yra pasaulyje. Jei kas myli pasaulį, nėra jame Tėvo meilės. Nes visa, kas pasaulyje, tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė. O tai nėra iš Tėvo, bet iš pasaulio. Praeina pasaulis ir jo geismai. Praeina pasaulis ir jo geismai. Pasibaigia pasaulis ir jo geismai. Išnyksta pasaulis ir jo geismai. Kas vykdo Dievo valią, tas išlieka per amžius. Tikrai čia mes negalim sumaišyti, kaip Dievas pats sako Jono Evangelijoje 3 skyriui 16 eilutė, sako, nes jis taip pamilo pasaulį, Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris tiki jį, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Čia jis mus kviečia nesielgti kaip pasaulis. Ta nemeilė pasauliui tuom pasireiškia. Kad mes nesielgtumėm kaip pasaulis, kad mes nesielgtumėm taip kaip mūsų draugai mokykloje, kad mes nesielgtumėm taip kaip mūsų bendradarbiai arba kaip mūsų kaimynas. Kad mes elgtumėmės visiškai kitaip. Tai yra nemeilė pasauliui. Tai reiškia tos eilutės. Nemylėkit pasaulio ir to, kas yra pasauliui. Kas yra pasauliui? Šėtonas. Pasaulyje yra vien tik kūno geismai, akių geismai, kažkokios bevertės valdžios troškimai, kažkokio beverčio turto kaupimai. Antram Korintiečiams laiške, 5 skyriui 17 eilutė, sako šitaip. Taigi, kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena, praėjo, štai atsirado naujo. Paskaitysiu dar kartą. Taigi, kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena, praėjo, štai atsirado naujo. Ir aš noriu pasakyti, kaip ta eilutė skambėtų atvirkščiai. O kas nėra Kristuje, tas yra senas kūrinys. Kas buvo sena, pasilieka, štai tebėra sena. O kas nėra Kristuje, tas yra senas kūrinys. Kas buvo sena, pasilieka, štai tebėra sena. Romiečiams 5 skyriui 18-19 eilutė sako šitaip. Taigi, kaip vieno žmogaus nusikaltimas visiems žmonėms užtraukia pasmerkimą, taip vieno teisus darbas visiems laimėjo nuteisinimą, kad gyventų. Kaip vieno žmogaus neklusnumu daugelis tapo nusidėjėliais, taip ir vieno klusnumu daugelis taps teisus. Čia viešpats mums kalba apie Adomą ir apie Kristų. Apie Adomo paveikslą ir apie Kristaus paveikslą. Kaip per vieną žmogų įėjo nuodėmė į žemę, tai per Adomą. Ir kaip per vieną žmogų nuodėmė buvo įveikta, tai yra per Kristų. Tai tas naujas kūrinys yra Kristuje, ne Adome. Senas kūrinys pasilieka Adome. Pasilieka tam Adomo gyvenime, tam, kuriam buvo duota valdžia, bet jis nusisuko nuo valdžios. Turiu omeny valdžią nuodėmę, turiu omeny valdžią tarnauti Dievui. Valdžia visai kūrinyje buvo duota Adomui. Bet Adomas ją iškeitė į vaisių, į kažką patrauklaus akį, į kažką, kas jį taip stipriai traukia. O viešpats jį buvo įspėjęs. Nevalgyk nuo šito medžio, nes tu tikrai mirsi. Jis taip sakė, nevalgyk nuo šito medžio, nes tu tikrai mirsi. Ir Adomas verčiau pasirinko mirti, vietoj amžino gyvenimo šalia Dievo. Aš galvoju, kodėl Dieve tu man duodi tokias eilutės, kodėl tu man duodi tokį žodį. Dievas man labai paprastai atsako. Aš duodu tai, ką duodu. Šiandien, kaip sakiau, mano širdis yra sunki, nes kai aš žvelgiu į bažnyčią, žvelgiu į bažnyčios žmones, į savo brolius ir seses, kurie taip garsiai šaukia, kad aš esu Kristaus, kurie taip garsiai šaukia, kad aš turiu tikėjimą. Bet kai žvelgi į dieninį gyvenimą, į tą kasdieninį gyvenimą, to nesimato. Aš kalbu apie savo gyvenimą. Sekmadienį yra taip gera pamokslauti, kai sekmadienį yra taip gera šlovinti. Bet ateina pirmadienis, paskiau ateina antradienis, trečiadienis,
ketvirtadienis, penktadienis ir aš jau vėl rašiuos pamokslui. Bet aš praleidžiu su Dievu taip, lyg būčiau jo sužadėtinė, lyg būčiau jo meilė, taip arti jo, nuolatos, žinodamas, kad jis mane taip stipriai myli. Bet aš sugalvoju, ką nors kitą veikti, kas neturi reikšmės. Šiandien aš noriu pašaukt bažnyčią, sako Viešpats. Šiandien aš noriu pašaukt bažnyčią, kad jinai taptų šventa. Kad jinai nustotų pati save apgaudinėjus. Šiandien Viešpats trokšta mum atvert akis ir parodyti mūsų širdyse nuodėmę. Kada mes atėjome į bažnyčią ir mes drebėjom. Kada mes ėjome į bažnyčią ir mes drebėjom prieš Viešpatį. Nes mes čia ateinam su Viešpačiu susitikti. Tiesa? Ne su žmogum, nepaklausyti koncertų ir nepaklausyti žodžių. Bet mes čia ateinam su Viešpačiu susitikti. Kada mes paskutinį kartą prieš bažnyčią einant meldėmis taip lyg, sakytumėm, Dieve, aš esu nusidėjėlis, bet aš vis tiek ateinu su tavim susitikti ir mes bijom su juo susitikti, nes mes žinom, ką jis gali padaryti. Nes mes žinom, kad jis yra visą ryjantį ugnis. Ir kad prieš jį neteisus nėra jis stovės. Šiandien maldavimus tikinčius ir netikinčius. Nemylėkit pasaulio, nei to, kas yra pasaulyje. Žinau, daug ką girdžiu šnekant, kad Dievas pats mus tokius padarė. Kad Dievas pats sukūrė alkoholį gaminančias medžiagas. Kad Dievas pats mus tokius padarė, vadinasi, jis pats kaltas. Jisai pats sukūrė šėtoną. Aš girdžiu tas nesąmonės ir man vemt verčia, nes kartais aš jas girdžiu iš krikščionių. Biblijoje parašyta. Jokūbo laiške 1 skyriui. Nuostabi eilutė. Parašyta 13 eilutė. Jokūbo laiškas 1 skyrius 13 eilutė rašo: ne vienas gundomas, tai nesako, esu Dievo gundomas. Dievas negali būti gundomas blogiu ir pats nieko negunda. Parašyta, kiekvienas yra gundomas savo paties geismo pagrobtas ir suviliotas. Paskui užsimezgęs geismas pagimdo nuodėmę, o užbaigta nuodėmė gimdo mirtį. Neapsigaukite, mano mylimi broliai. Parašyta, ne vienas gundomas, tai nesako, kad aš esu Dievo gundomas, nes Dievas negali gundyti. Dievas yra per daug šventas, kad jis galėtų susitepti su kažkokia nuodėmė. Jis galėtų save susėti su kažkokia nuodėmė, su kažkokia pagundimu. Bet Dievo žodis pats sako, kad mes esam patys gundomi savo pačių geismų, kurie užsimezga mūsų galvoje. Tas susimezgęs geismas gimdo nuodėmę, o ta padaryta iki galo įvykdyta nuodėmė gimdo ką? Mirtį. Žinot, čia mes labai dažnai girdim ir aš pats save prisimenu, sakom, paskutinį kartą, daugiau to nebedarysiu. Kai mes esam nuodėmėję, sakom, daugiau to nebedarysiu, viskas. Aš pamenu, kai kiekvieną rytą prieš surūkydama žolės suktinę aš sakiau, paskutinį kartą. Ir tai tęsės 3 metus. Tada aš dar nebuvau naujas kūrinys. Tada aš dar nebuvau gimęs iš aukšto. Aš buvau giliai nuodėmėje, aš buvau giliai pasaulyje, bet aš kovojau, aš mačiau, kad kažkas yra negerai. Kad ta nuodėmė mane laiko. Kad ta nuodėmė tapo tokia stipria priklausomybė, kad mano nuotaikos į tai reaguoja, kad mano
visas fizinis stovis į tai reaguoja, kad mano mąstymas į tai reaguoja, kad aš nebemastau kaip žmogus. Šiandien aš matau, kad aš nemaščiau kaip Dievo kūrinys, bet maščiau kaip Dievo priešas. Ir sakau, paskutinį kartą. Ir aš net neturiu valdžios pasakyti ne. Ir šiandien, kai krikščionis yra kankinamas nuodėmės, man iškyla klausimas, kodėl? Krikščionis kankinamas nuodėmės. Kodėl krikščionis gali būti kankinamas nuodėmės? Aš galvoju, kad tai netiesa, tai neturi būti tiesa. Tai tada klausimas kyla, ar tu esi atgimęs iš aukšto? Ar tu esi tas naujas kūrinys? Ar tu tapai naujų kūrinių? Nes nuodėmėje tu nebegali pasilikti. Tu gali padaryti nuodėmę, bet tu joje nebegali gyventi, tu nebegali joje pasilikti. Jeigu tu esi naujas kūrinys, jeigu tu atgimė iš aukšto, jeigu į tave įėjo šventa Dievo dvasia, jeigu tu išpažinai lūpomis, Romiečiuose yra aprašyta, kiekvienas, kuris šauksis, manęs būsi išgelbėtas. Jeigu tu šaukėjais viešpaties, jeigu tai tave įėjo šventa dvasia, tu negali pasilikti nuodėmėjai. Kas skiria avį nuo kiaulės? Jeigu avis ir kiaulė būtų mėšlė, kiaulė puikiai jaučias mėšlė. Kiaulė ten patinka, kiaulė ten knaišės, kiaulė ten miega, kiaulė ten valgo. Avis savo ruožtu yra visai kitaip. Avis stengiasi pabėgti iš mėšlo. Pabėgti iš tenai. Kažkur labai teisingai Biblijoje yra parašyta. Kiaulė atgal grįžta prie savo mėšlo ar ėdalo. Bet mes esam jo avis, mes nesam kiaulės. Mes esam jo avis, mes negrįžtam atgal. Mes negalim tapti kiaulę. Na, aš nežinau, kodėl šitas žodis yra mano širdies ir kodėl jis taip sunkiai gulas. Aš tikiu, kad galbūt tas, kas klausys šito pamokslo įrašo, galbūt tai yra tau žodis, galbūt tai yra žodis jum. Aš noriu pradėti nuo tokių klausimų, nes šiandien Dievas tikrai žvelgia mus. Šiandien Dievas žvelgia mus ir klausia, ar mūsų gyvenimai skiriasi nuo gyvenančiųjų pasaulyje. Ar mes auklėjam savo vaikus kitaip? Ar tai, ką gauname iš Dievo, tai yra pinigus, talentus, laiką, mes išnaudojam kitaip nei pasaulis? Ar žmogus, kuris užeitų į mūsų susirinkimą, matytų skirtumą mūsų elgesį ir savo? Jeigu mus stebėtų, kaip mes gyvename ir mes nežinotume, kad kažkas mus stebi, ar jis galėtų pasakyti, kad mes gyvenam visai kitaip nei pasaulis? Kad mes skiriamės nuo pasaulio kaip diena ir naktis? Žinot, šėtonas turi du įrankius. Šėtonas turi vienoje rankoje persekiojimus, o kitoje rankoje pasaulį. Pasaulį turi omeny tą nuodėmę, tą saldumą, tą patrauklumą. Jonas, apreiškime Jonui 17 skyriui kažkur matė, stebėjo šitą paleistuvę, kuri buvo apsirengus purpuriniam skleistėm, kuri toj vietoj būtent simbolizuoja šitos malonumus, šitą geismą pasaulį, šitos visus, šitą visą nuodėmę, tą, kuri mus traukia atgal. Ta, kuri mus gundo kasdien, kuri bando mus patraukti nuo tiesos. Ir jis sako, aš žiūrėjau iš nuostabos. Aš kalbu grynai anglų vertime. Aš žiūrėjau iš nuostabos į paleistuvę. Lygiai taip pat, aš jums noriu pasakyti, šėtonas niekada neateina ir neparodo savo tikro veido. Šėtonas niekada nerodo savo tikro veido. Jis yra melagis. Jis ateis ir jisai nušvies jums vaivorykštėm. Jisai spindės kaip šviesos angelas. Jis ateis ir pasirodys visam gražume, kad tu stebėsi iš nuostabos. Ir gal kuris iš jūsų užmigs.
Jisai yra kaip tas žvejys. Mes esam žmonių žvejai. Jisai taip pat yra žmonių žvejys. Jisai su ta meškere kiekvieną dieną prie tavo akių, va, šitaip. O, šitas neveikia. Uždėsiu kitą. Ir va šitaip gaudo. Kiekvieną iš mūsų, prie kiekvieno iš mūsų yra jis. O, šitas neveikia. O, ant šito šitas veikia. Ir užkybo. Aš dar kartais galvoju, kad mes, žinot, yra tokia panamkė, tokia kepurė. Ir kad iš visų pusių ten prikabinti šėtono įrankį. Ir mes taip einam ir jie visą laiką prie mūsų akių maskatuojas. Taip. Bet tai yra taip rimta. Nes mes šiandien juokėmės, o Dievas verkia. Ir daug kas iš mūsų susigundo. Bet Dievas to nenori. Bet Dievas davė mums valdžią. Dievas neveltui mirė. Jeigu mes būtumėm teisūs patys į savęs, ir jeigu mes sugebėtumėm patys iš to įsikapanoti, Jėzui nebūtų tekę ateiti. Suverskime apreiškimo Jonui 3 skyrių. Nuo 14 iki 18 eilutės. Šiandien daug Dievo žodžių, bet man jisai patinka. Niekas negali paneigti Dievo žodžio. Šėtonas ypatingai negali paneigti Dievo žodžio. Kuo daugiau Dievo žodžio tavo gyvenime, tuo yra geriau. Kuo daugiau Dievo žodžio pamokslė, tuo yra geriau. Apreiškimo Jonui 3 skyrius 14-18 eilutės. Jis rašo bažnyčiai. Laodikėjos bažnyčios angelui rašyk. Tai skelbia Amen. Ištikimasis bei tiesiakalbis liudytojas. Dievo kūrybos pradžia. Žinau tavo darbus, jog nesi nei šaltas, nei karštas. O, kad būtum arba šaltas, arba karštas. Bet kadangi esi drungnas ir nei karštas, nei šaltas, aš išspjausiu tave iš savo burnos. Tu juk sakai, aš esu turtingas ir pralobęs ir nieko nestokoju, o nežinai, kad esi skurdžius, apgailėtinas, beturtis, aklas ir plikas. Aš tau patariu pirkti iš manęs ugnyje išgryninto aukso, kad praloptum baltus drabužius, kad apsirengtum ir nebūtų matoma tavo nuogumo gėda. Ir tepulo pasitepti akim, kad praregėtum. Šiandien aš tau patariu pirkti iš manęs ugnyje išgryninto aukso, kad praloptum baltus drabužius, kad apsirengtum ir nebūtų matoma tavo nuogumo gėda. Ir tepulo pasitepti akim, kad praregėtum. Štaip norėčiau to tepulo. Štaip norėčiau tokio tepulo turėti. Galėčiau pasitepti savo akis ir praregėti. Žinot, man patinka, ką šitą vietą simbolizuoja. Ir aš tarsi matau paveikslą. Aš matau prieš save stojantį Kristų. Ir save patį už jo besislepiantį. Mano gėda yra paslėpta. Mano apdaras yra jo apdaras. Ir mano teisumas yra jame. Nes jo teisumas yra toks grynas, kaip ugnyje išgrynintas auksas. Nes jo šventumas yra toks šventas, toks tyras. Ir aš esu jame. Ir aš galiu už jo slėptis. Ir nėra matoma mano gėda. Mano rūbas yra Kristus. Prašyti, apsivilkit Kristų. Kažkur yra prašyti. Apsivilkit Kristų. Kad mano rūbas būtų man Kristus. Kad aš jo apsivilkčiau. Kad jo teisumas būtų ant manęs. Kad jo šventumas būtų ant manęs. Kad mano paties gėda, kad mano paties pasmerkimas nesimatytų. Kad mano aklumas, kad mano skurdumas nesimatytų. Bet kad žvelgtų į mane žmonės ir matytų Kristų. Va, ko Dievas iš mūsų trokšta. Ištirto ugnyje aukso. Man tai patinka ir aš ją kiek kartų kartojau jau. Bet man patinka, kaip Rusijoje išgrynina auksą. Jį kaitina 1000 laipsnių temperatūrą. Jį kaitina, nes pats auksas tai jisai nėra grynas. Jisai turi priemaišą. Tas priemaišas reikia panaikinti, pašalinti, kad jisai būtų išgrynintas. Ir tai padaryti galim tik ugnyje. Ir ta ugnis dega 1000 laipsnių temperatūrą. Ir kaip jie patikrina, kad auksas grinai jau yra išgrynintas, tai jie atidaro dangtį, pažvelgia. Ir jeigu mato savo atvaizdą, tai jau auksas yra išgrynintas. Tai taip pat Dievas, kai mus grynina,
į mus kepina to ugnyje, jisai atidaro dangų, pažvelgia į mus ir kai pamato savo paties atvaizdą, sako, va, šitas jau išgrynintas. Ir kaip tai atsitinka, kai mes priimam Kristų. Kai mes priimam Kristų į savo gyvenimą. Ir kai mes nusisukam nuo savo nuodėmių, sąmoningai nusisukam nuo savo nuodėmių, fiziškai nusisukam nuo savo nuodėmių. Ir mes pasirenkam jų daugiau nebedaryti, nes tai skaudina ne tik mūsų pačius, ne tik mūsų artimuosius, ne tik mūsų bažnyčią, bet labiausiai tai skaudina Kristų. Mes tarsi vėlgi išstatom ant kryžiaus ir spjaudom ant jo kraujo. Ir lipam ant jo kraujo. Nes tas kraujas buvo šventas ir kartą jau pralietas. Ir tokios kančios pralietas. Ir kai mes vėl ir vėl nusidedam, kai mes vėl sąmoningai darom nuodėmę, žinodami, kad tai yra negerai, mes lipam ant jo kraujo. Ir spjaudom jam į veidą. Mes nesijuokiam, bet jis tai priima kaip pajuoką, kaip kažką šlykštaus. Aš noriu parodyti, koks yra nuostabus paveikslas, kaip Kristus atėjo ir mus atpirko. Ir tai taip nuostabiai nupaišo Ozėjo pranašystė. Ozėjo pranašystės 3 skyrius, 1-2 eilutės ir 5 eilutė. Ozėjas buvo Dievo pranašas 750 metų prieš Kristų ateinant. Ir jisai taip nuostabiai nupasakojo savo gyvenimu, nuostabiai nupasakojo, kas turi įvykti. Man tai taip sukrečia, man tai taip stipriai, giliai eina į širdį. Parašyta, Viešpats tarė man, Ozėjui, eik ir mylėk savo moterį, turinčią mylimai ir svetimaujančią, kaip Viešpats myli izraelitus, nors jie ir gręžiasi į kitus dievus ir mėgsta razinų paplaučius. Ozėjas turėjo žmoną, Gomorą, man atrodo, Gomorą, kuri buvo paleistuvė. Kaip Ozėjas, būdamas Dievo pranašas, galėjo susidėti su paleistuvė, bet Dievas jam sakė taip daryti. Ir jinai pagimdėm jam vaikų, ir jinai galų gale pabėgo nuo savo vyro Ozėjo ir vėl toliau paleistuvavo. Ir vaikščiojo gatvėmis, tokiom gatvėm, kur pranašai negalėjo vaikščioti, nes tai buvo nepriimtina. Nes Dievo pranašas buvo šventas žmogus. Jis negalėjo lankytis tose vietose, kur lankosi nuodėmingiai, kur laikosi paleistuvės. Jis to nenorėjo daryti. Bet Viešpats jam sako, eik ir susigrąžink atgal savo žmoną. Kur jo žmona buvo? Tose tamsiuose gatvėse. Tose narkomanų pilnuose gatvėse. Tose paleistuvių pilnuose gatvėse. Ir kas seka toliau? Tuomet pirkau ją už 15 sidabro šekelių ir homerą su letechu miežiu. Kad ir kas tai būtų, bet supratau tik sidabro šekelių. Tuomet pirkau ją už 15 sidabro šekelių. Tai jisai nusipirko tai, kas jam jau priklausė. Jis pirko savo žmoną. Jam jinai jau priklausė. Aš įsivaizduoju, kaip tai turėjo atrodyti. Jisai atėjo į tos namus, kur ją prekiavo. Ir jis sako, aš noriu, kad jūs sugrąžintumėt man mano žmoną, nes čia yra mano žmona. Ir jis sako, ne, kad ir kas tu toks būtum, aš noriu, kad tu ją nupirktum už jos kainą. Ir Ozėjas, ką? Aš nupirksiu. Aš atiduosiu 15 tų sidabro šekelių, nors jinai man priklauso. Jis ją nupirko. Tai, kas jam jau ir tai priklauso. Paskui izraelitai sugrįž, parašyta jau 5 eilutė. Paskui izraelitai sugrįž, ieškos Viešpatės savo Dievo ir Dovydo savo karalius. Paskutinėmis dienomis jie artinsis prie Viešpatės ir jo gerumo su pagarbos kupina baime. Su pagarbos kupina baime. Ir jis jau nupasakoja šiandieną. Bet visą tai aš matau įvykus 2000 metų atgal, kai Kristus nužengė į žemę. Į vietą, kur jam nepriderėjo būti. Nes jis buvo šventas, jis buvo be nuodėmės. Kad ir kur pradingo, tai 30 metų, ar kiek metų, nuo jo jaunystės iki jo tarnavimo pradžios. Bet kai Viešpats išlipo iš vandens, Dievas, jo tėvas pasakė, tai yra mano mylimas sūnus, kuriuo aš gėriuosi.
Kad ir ką jis darė visus tos metus, tai patiko Dievui. Nes jisai jam sako, aš geriuosi jo. Ir ant jo nužengė šventoji dvasia ir pasiliko. Bet jam nepriderėjo būti žemė, kai šiandien pagalvoju. Nes mes čia buvom nuodėmėjai. Nei vieno nebuvo švento, romiečiuose prašyta. Nėra nei vieno teisaus, nėra nei vieno švento. Visi susitepė, visi stokoja Dievo šlovės. Ir jisai panorėjo tapti žmogum. Ir nužengė iš dangaus ir tapo žmogum. Tai yra geroji naujiena, kurie mums taip sunku suprasti. Kurie mes šiandien keliam ranką ir mes sakom, kad suprantam, bet mes jos nesuprantam. Šiandien, jeigu pažadintum Spurgeoną, šiandien, jeigu pažadintum Finley, jeigu šiandien pažadintum Smith, Wigglesworth, visus tos didžiosius evangelistus, jie mums taip ir pasakytų. Kol mes buvom žemė, mes to niekada nesupratom. Ir taip Jėzus ateina čia, kur jam nepritara būti. Jisai miršta ant kryžiaus. Ir aš matau tą patį paveikslą. Šėtonas sako, aš neatiduosiu jų. Jie yra mano. Jie nusikaltę. Jie yra mano. Jie gyvena paskui mane. Jie vykdo nuodėmes. Jie vykdo tai, ką aš jam sakau. Dieve, aš tau jų neatiduosiu. Tu juos turi nupirkti. Už kainą. Ir Dievas Šėtonas sako, kokia tai kaina? Sūnus. Atiduok savo sūnų. Ir Dievas sako, gerai. Ir taip jo viengimis ir mylimas sūnus mirė už kiekvieną iš mūsų. Kad kiekvienas, kuris jį įtikė, turėtų amžiną gyvenimą, bet nepražūtų. Nepražūtų kur? Savo nuodėmės. Šiandien, jeigu tu gyveni nuodėmėje, šiandien, jeigu tu gyveni sąmoningai kažkokioj nuodėmėje, aš tavęs maldauju, nusisuk nuo jos. Jeigu tau reikia pagalbos, jeigu tu negali kitaip, aš prašau, pasitikėk manim, pasitikėk Viešpačiu, ateik pas mane. Mes kartu pasimelsim. Jeigu tu sąmoningai darai nuodėmę, ta nuodėmė skaudina Dievą, ta nuodėmė tave tolina nuo Dievo, toliau ir toliau ir toliau. Nes jeigu tu gyveni pasaulyje, tu negali patikti Dievui. Ir jeigu tu artinės prie pasaulio, jeigu tu artinės prie Dievo, tu tolinėsi nuo pasaulio. Nes pasaulis ir Dievas yra dviejose skirtingose pusėse. Tu negali gyventi ir čia, ir ten, nes tu negali persiplėšti. Tu arba gyvensi čia, arba gyvensi ten. Aš maldauju tave, susitaikyk su Dievu. Jeigu tu matai šitą įrašą ir tu žinai, kad tu gyveni nuodėmėje, tu sąmoningai darai nuodėmę, aš tau sakau, kad tavo nuodėmė tai yra spjūvis Dievo į veidą. Ir kad ta nuodėmė pasidarys spjūvis iš jo paties burnos, kai jis įspjaus tave, jeigu tu esi save laikantis krikščioniu. Aš meldžiu, brolis, sesė, jeigu tu manęs dabar klausai, ir tave tai jaudina, ir tave tai skatina gyventi kitaip, pradėk gyventi kitaip. Atneš savo nuodėmes Dievui, kaip Viktorija šiandien sakė, galbūt šitie lagaminai dar yra ir mūsų nuodėmės. Kai mes ateinam sekmadienį, po sekmadienio, kai mes ateinam malda po maldos su tais lagaminais ir Dievas jau yra pasiruošęs juos paimti, mes juos pasiliekam savo ir išeinam. Prašau jūsų atsistoti. Prašyta ir jo gerumo. Artintis prie jo Viešpaties ir jo gerumo. Su pagarbos kupina baime. Prie gerumo su baime. Yra
baisu pakliūti gyvojo Dievo rankas, taip yra parašyta jo žodį. Kas apėmė apaštalus, kai viešpats Jėzus valtyje nuramino audras ir bangas? Jos apėmė baimę. Juk kažkas gero įvyko, bet jos apėmė baimę. Šiandien aš jums sakau, kad Kristus yra galingesnis už tas audras ir už tos vėjus, kurie dabar siaučia tavo gyvenime. O tie vėjai ir tos audros ir tos bangos ir tie kalnai žino Jėzaus vardą. Jie žino Jėzaus vardą. Kad ir kas tai būtų, broli, sesė, atnešk jam šiandien tai. Padaryk tai prieš viešpatės vakarienę. Šiandien turėsim nuostabų simbolį jos aukos, jo aukos, Dievo aukos. Padaryk tai prieš ateinant ir valgant ir laužiant duoną. Neteik susitepęs. Neteik susitepęs, neusikrauk ant savo galvos Kristaus rūstybės, Dievo viešpatės rūstybės. Jeigu gyveni nuodėmėjai, nevalgyk. Nedaryk šito. Nevalgyk viešpatės vakarienę su mumis šiandien. Tačiau jeigu tu nori šiandien tą nuodėmę atiduoti, jeigu tu tai sąmoningai padarysi, aš kviečiu tave prie mūsų prisijungti. Aš nenoriu kviesti kelti rankų, nes tai gal tai būtų negražu iš jūsų pusės. Tačiau aš noriu, kad jūs kiekvienas į savo širdį pažiūrėtumėte, kad kiekvienas į savo gyvenimus pažiūrėtumėte ir apie save blaiviai pagalvotumėte. Kiek mes šiandien esam verti Dievo meilėse ir kiek mes šiandien esam neverti Dievo meilėse. Ir aš jums duodu garantiją, kiekvienas iš mūsų kelsim rankas ir prašysim, kad Dievas mūsų pasigailėtų. Šiandien klaupiuos prieš tave, Kristų. Ir atnešu tau savo abejingumą, Dieve. Aš melsiuos garsiai, aš kviečiu jūs padaryti tą patį, tiesiog priklaupkite ar atsisėskite, kaip jums patogiau. Bet atneškite jam savo neteisumus, savo nedorybės, atneškite jam savo vargus, atneškite jam savo priklausomybės. Šiandien jisai yra tarp mūsų, šiandien jisai yra čia. Aš meldžiu kiekvieną iš jūsų. Aš maldauju kiekvieną iš jūsų. Šiandien blaiviai pagalvokite apie Kristų, pagalvokite apie jo kančią ir ką jis padarė, ir ką jūs padarėt pakrikštydami save. Atneškim jam savo kaltes. Dieve, aš atnešu tau savo abejingumą. Aš atnešu tau savo tingumą. Aš atnešu viešpatie tau savo laiko, protingai nesudėliojimą. Aš atnešu viską, kas mane traukia nuo tavęs, Dieve, ar traukia nuo pasilikimo buvime tavyje. Dieve, aš atnešu kiekvieną nelabą žodį, kuris išėjo iš mano lūpų šią savaitę. Už kiekvieną žodį, kuris žeidė kitą ir labiausiai žeidė tave patį ir tavo šventąją dvasią. Aš atnešu tau savo pyktį, Dieve, kai aš neturėjau teisės pykti. Kai aš sakiau ir kaltinau kitą, kai dėl to kaltas buvo tik aš pats. Dieve, atleisk man, prašau, Jėzaus Kristaus vardu. Nebeprisimink šitų nuodėmių, Dieve, ir patrauk mane patį nuo šitų nuodėmių. Aš šiandien atgailauju, Dieve, ir aš šiandien atsisuku į tave visų veidų, visų kūnų viešpatie ir artinu šiandien prie tavęs, mano Kristau, mano išgelbėtojų, Jėzaus Kristaus vardu.
Amen. Mes esam Dievo buvime, taip kad tikrai mes neturim jokio plano tolimesnio. Žinom, kad mes džiaugsimės Viešpaties vakarienę, bet jeigu kas tikrai trokšta ateiti į priekį ir priklaupti ir maldauti Dievo atleidimo, jūs tai gali daryti. Niekas jūs nežiūrės keistom akim, piktom akim. Svarbiausia yra Dievas, ne mes. Viešpaties vakarienė. Aš jau nupasakojau, dėl ko mes tai turim daryti. Mes turim prisiminti, ką Jis padarė dėl mūsų ir mes šiandien prisiminėm. Nes pats Kristus sako, darykite tai mano atminimui. O Dieve, mes prisimenam Tave kasdieną. Šiandien mes džiaugiamės Tavo žodžiu, Viešpatie, kad Tu kalbėjai mūsų širdis ir kad šitas žodis buvo grynai iš Tavęs, Dieve. Aš meldžiu, Viešpatie, kad Tu palaimintum šitą vakarienę. Ateikim kiekvieną su tyra širdim prie stalo, paimkim taurę ir paimkim duonelę. Ir prieš suvalgant, prieš išgeriant, ir dar kartelį pagalvokime apie Kristų, ką Jis dėl mūsų padarė, ką Jis dėl mūsų iškentėjo, kas mes jam tokie buvome, kaip Jis mus tokius pamilo. Duona yra jo kūno simbolis. Paskutinės vakarienės metu Jis duoną perlaužė, kaip ir jo paties kūnas buvo sulaužytas ant kryžiaus ir atiduotas už mus nusidėjus. Jis paėmė taurę ir sako, šitą taurę yra mano kraujas. Jo kraujas buvo pralietas ant kryžiaus už kiekvieną mūsų nuodėmę, už kiekvieną mūsų keiksmažodį, už kiekvieną mūsų melavimą, už kiekvieną mūsų vagystę, už kiekvieną mūsų blogą pagalvojimą, už viską, ką mes netaip darom, už visą mūsų blogą pridermę. Tas šventas kraujas buvo pralietas. Ir šiandieną to simbolio pasiekoje mes prisimenam Tave, Kristau, ką Tu dėl mūsų padarė ant kryžiaus. Amen. Išgydei mano ligas, Tu atleidai mano kaltes, dėkoju Tau. Per amžius Tau. Išgydei mano ligas, Tu atleidai mano kaltes, dėkoju Tau. Per amžius Tau. Viešpats esi mano karalius, suvilkęs didybę, susijusias jėga. Tavo sostas tvirtai stovi per amžius, Tavo
tavo šlovė. Jėzus Kristus yra gyvas. Mes tikim tavim, Kristau. Halleluja.